Pakalbėkime apie Lietuvą. 1795 metai. Lietuva praranda galutinai valstybingumą kartu su Lenkija. Ir mes 120 kelis metus valstybės neturėjome. 1918 vasario 16, kai mūsų protėviai skelbė atkūrė Lietuvos valstybę. Lygiai tas pats pareiškimas turėjo nuskambėti 1917 metų gruodį. Lygiai tas pats, išskyrus vieną sakinį. Čia daugiau jaunimai. Tame sakinyje, tas sakinys skambėjo taip, amžini ryšiai su Vokietija. 17 metų gruodį, be šito sakinio, negalėjom dar šito paskelbti, tas deklaraciją. Paskui situacija fronte pasikeitė ir Lietuvos taryba susirinko, beje, jie susibarė. Kada norėjo skelbti 17 gruodį šitą deklaraciją, dalis tarybos išėjo iš protestuodami prieš šitą sakinį dėl amžinų ryšių su Vokietija. Bet, ką reikia žinot, mes tada atstatom valstybingumą. Valstybingumą. Sunkių, permainingų įvykių pasekoj. Atvyksta pasaulinis lūžis geopolitinis ir mes atstatom valstybingumą. Toliau, kitas lūžis pasaulinis. Tai buvo 39-45 metai. Į 39 metus Lietuva ėjo tik su Kaunu. Mes turėjom savo valstybę tik Kauną. Nei Klaipėdos, nei Vilnius neturėjom. 45 mes iš šito sunkaus laikmečio išėjom jau su 3 miestais. Kaunas, Vilnius ir Klaipėda. Ir tai buvo pirmas kartas istorija, kai Lietuva administruoja šitos 3 miestus. Bet mes išėjom be suvereniteto. Valstybingumas yra, bet suvereniteto nėra. Toliau 90 metai. Vėl yra virsmas geopolitinis ir mes suverenitetą atstatom. Aš buvau šito proceso dalyvis. Mes atstatom Lietuvos valstybės suverenitetą pilna apimtim. Paskui 2004 metais mes tą suverenitetą dalinai atidavėm Europos Sąjungai. Ir čia nereikia gąsdinti šitą sakinį. Suvereniteto neturi visos Europos Sąjungos valstybės. Jos visos savanoriškai dalį suvereniteto atidavė Briuseliui. Ir štai ateina 2025. Ir vėl didžiuliai geopolitiniai virsmai, ir aš pasakysiu jums didesnį negu bet kada. Ir va čia, kur yra didžiausia problema, kad pasauliniai įvykiai ir Lietuvos reikalai reikalauja žymiai didesnės kompetencijos tų vairininkų valstybės, negu jie turi. Ir aš jų negaliu kaltinti, mes juos išrinkom. Lietuva, kaip rodo mūsų istorija, valstybingumą gali turėti, gali prarasti, gali vėl atgauti. Valstybingumą patį. Suverenitetą, kaip žinoma, per 100 metų aš jums parodžiau. Mes turėjom, praradom, vėl atidavėm. Bet jeigu nebus pačios lietuvių tautos, kuriai reikia to valstybingumo ir to suvereniteto, tai visos tos savokos apie valstybę Lietuvos netenka prasmės. O lietuvių tauta šiandieną nyksta. Nyksta. Lietuvoje gimstamumo maksimumas buvo, kada mūsų gimstamumas tenkantis vienai moteriai buvo didžiausias. 1970 metais. Tai buvo maksimumas. Tai yra statistika. Ir nuo to laiko kreivėjo žemyn, nes gyventojų skaičiaus mažėjimas yra civilizacijos pasiekmė.